Taigi, dar viena klinikinio atvejo apžvalga. Pacientė kreipėsi irgi besiskųsdama nepakankama priekinių dantų estetika, skundėsi patamsėjusiu priekiniu dantimi, taip pat neharmoninga šypsena. Ką mes matome? Matome skersą viršutinį dentalinį centrą ir neharmoningą dantenų kontūrą, kuris nusileidžia šitoje pusėje. Tai sukuria tarsi visas žandikaulis būtų pasisukęs tavo kryptimi. Atlikus diagnostinį vaškavimą, jį pernešus burnoje, aišku, šiuo atveju mes to labai gerai padaryti negalėjome dėl labai stipriai pakrypusio centro, bet galėjome pakoreguoti teisingai dantenas. Ir nupreparavę 4 dantis laminatėmis, išvalę visus užpildus, turime tokią situaciją. Pacientė išleista namo su laikinais dantimis, kurie jau buvo pagal būsimų dantų formą, tai reiškia, jau buvo tiesus centras, jau ji galėjo adaptuotis prie būsimų dantų formos, ilgio ir būsimo vaizdo. Šypsena po matome, kad ištaisytas dentalinis centras, kuris yra statymanas veido centrui, harmoningas dantenų kontūras, kuris yra irgi lygus ir jau nebėra pakrypusio viršutinio žandikaulio padėties vaizdo. Jeigu palyginsime su šypsena prieš, kuri buvo kreiva, matome harmoningą, estetišką šypseną, žymiai sveikesnę ir gražesnę.